varai kartu. Zdarovo, družmanai, sveikinamės iš Serbijos. Esame nuvažiavę apie 1700 km. Serbija nėra maža šalis, todėl pasileisim dabar jos gilumą. Ir manau, praleisim čia tikrai ne vieną, ne 2 dienas. O kaip dabar aš čia atsiradau? Vakar labai daug nekalbėjau į kamerą, tiesiog pafilmavau. Tai pasižiūrėkim, kaip aš čia atsiradau. Prie pat Serbijos sienų sustojau į degalinę ir jau pradėjau dairytis galinio valytuvo Citriui, nes mačiau kažkam nelabai tinka, kad jis be valytuvo. Aišku, pasidariau kavos ir šoviau bonšpakį, tikiu labiau lietuvišką. Apsiprekinęs nuėjau į tualetą ir aišku, kaipgi be selfiuko tualetą. Pažiūrėkit, kaip čia gražu. Aha. It's Polska 10. If you want, you call me later. If you didn't find anything, Okay. I give you any accommodation, okay? Okay. But not on that place. Okay, thank you, I will. Okay, Thank you, bye. Karoči, paskambinau va į šitą kempingą, nes noriu dušo, bet pasirodo dabar žiema ir niekas čia nedaro jokių kempingų, dušai užrakinti. Bet jinai man perskambino ir sako, jeigu nori, gali atvykti į mūsų tipo kiemą, kieme pernakvot, pasinaudosi mūsų dušu ir galėsi apsimaudyti, permiegoti ir viskas. Atrodo lyg ir nieko variantas, gal reikia važiuoti. Nu dar paieškosiu kažkok čia aplinkui. Nerandu, kur išsimaudyti. Tai paskambinau tai moteriai ir sakė, paskambinti už 5 minučių. Galbūt važiuosiu ten. O karočią dabar čia tai cirkai, negalima su kortele atsiskaityti beveik daug kur dėl sankcijų. O aš dar neįsikeitęs pinigų, bet atvariau čia iki kitos degalinės, kurią maždaug galima turbūt atsiskaityti. Nežinau. Aš labai tikiuosi, kad čia manęs neapgavo. Sakė, už pusvalandžio būsiu. Aš kaip ir privažiavęs prie namo, matau, kad šviesos niekur nedega. Jau praėjo apie valandą, tai sėdžiu ir laukiu. Iš tikro, ChatGPT man patarė, kad varyti į džymą, pasiimt day pasą ir ten įsimaudyti. Šiaip gal ir variant, šiaip jau 2 dienas nesumaudysis, tai įdomus toks jausmas. Reiks priprast. Manęs neapgavo, aš važiuoju į kiemą. Geras. Ai, tai čia jos kiemas, bet 2 hektarų, tai ko jinai čia nepriims. Šunis čia kažkoks labai loja manęs ir aš bijau jo užvažiuoti. Hello. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Thanks for the help. And where are you gonna sleep? I will sleep in here. Oh, I okay. have, I'm traveling. You have your sleeping bag, everything? Yes. How much is gonna cost? Maybe 10 euros for electricity. And, Okay. this is, you see, this is a tennis court. Uh-huh. And people come here, they park here Okay, and play okay. tennis by days. All right. Sometimes by night, but not this evening. Here we have in this little house, but we live in the big house and Okay. we have a shower. Oh, that's very good. And my name is Božana. Nice to meet you. I'm Evaldas. From which country? Lithuania. Oh. Litva. I know. I'm traveling alone. Okay, but Yep. People usually travel on summer, not... I know. Yeah, actually, I very like this kind of travel. I'm traveling alone to the and I'm gonna come back by the and I like it, you know. Listen, look, what did you say your name is? Evaldas. You can say Evaldas. Evas. Evas. Yeah, that's short This is one. the bathroom. Okay. We have the shower. All right. And the hot, warm water. Okay. Toilet. All right. Very good. Maybe you can use this bed if you... No, that's you okay. like. Yeah. Do you want to drink maybe one tea? I have everything. You know, I have. Yeah, everything. I have. You must be Yeah. tired. Yeah, a little bit, but no Okay. worries. I'm leaving you here. Okay. So. You just turn this light off. Okay. Later. Okay. I'll give you the money. Okay, please. Yeah. So you said 10 euro is enough? Yes, of course. For some hot water, Okay. electricity, etc. Thank you. Thanks for the Tomorrow help. morning you can also drink tea, coffee here. Very good. When you gonna wake up? I don't know, maybe 7. Okay, and Yeah. you leave immediately or you... No, I Want don't the think coffee so. maybe, or- Maybe I will drink the coffee and Okay, I come
down and I make your coffee. Okay, thank you. And do you want a tea now? No, I'm okay now. Yeah, I need to go to make the video for YouTube now, so I don't have time for the tea. Okay. well- I was worrying when you said I didn't find anything. Then I said, okay, why not? I have one question. Actually, I didn't find my towel. Do you have a towel? The Yes, spare I do, towel. but I have to bring one towel. It's Can upstairs. if you can, I so anyway come down. okay. But look, this towel, we do have two towel maybe. Yeah, can that's use okay. this one. Yeah, for me it's okay. It is clean. Yeah. Maybe somebody washed Okay, it. okay, that's okay. Easier for Yeah, me. thanks. Evas. Evas. Yeah. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow morning, thanks. Nu, ciucikai. Bijau už tai glostyt. Piktas loja labai ant manęs. Nu tai va, tai ką jūs į tai? Tatulė mane priėmė. Rytoj parodysiu aš iš tą spotelį. Fain, 10 eurukų paėmė. Einu maudytis. Žiauriai noriu maudytis ir persirengt rūbus. Iki. Turim tokį dušą. Nelabai, bet reiktų apdailos naujos. Ką žinau, gal tiks. Tai labas rytas. Vakar mes atsikėlėm su vištom. Va tokiam kieme mane buvo priėmę. Šuo vakar labai lojo ant mane šiandien jau draugelis, nors naktį nebuvom susitikę. O dar vienas citrus stovi. Pasižiūrėkit. Serbijos kaimukas. Atėjau kavos atsigerti ir pasikraut kompą. Renderina jau serijuškę. Kelsim į YouTube bosiką. Tai va, tuoj turėtų jūs... Kažkur knaukia katinas. Ką norėtumėte užsisakyti? Galim suplakti kokį kokteiliuką, pina colada, mojito. Spręskit patys. Man jinai vakar sakė, kad galiu čia miegot, bet čia šalčiau nei mano citriui. Kavos reikėtų apsipraust ir lėksim kur nors. Šiuo metu randamės Suboticos mieste, kuris yra prie pat Vengrijos sienos. Tai aš tik įvažiavau į Serbiją ir iš karto čia sustojau. Dabar, kadangi labai lyja, tai negaliu pasidaryti valgyti, tai susiradau kažkokią kavinukę. Gutenbergov Park. Bandau eiti į šitą kavinę, atsigersiu kavos ir reikia interneto, nes nusipirkau vakar eSIM ir gavosi, kad per 2 valandas 10 gigų išnaudojau. Tai dabar ieškosiu kitos eSIM ir pagaliau reikia man susirasti elektronikos parduotuvę kažkokią, nes nekrauna kompo normaliai. Per mašinos pakrovėją, tai reikia apsipirkti normaliai, kad galėčiau visą techniką krautis. O dabar einam čia. Labai lyja. Nu viskas, užkandom, pasėmiau krosaną su pistacijom ir tik valgydamas atsiminiau, kad aš riešutam alergiškas. Nu pistacijom nelabai, bet valgiau ir psichologiškai įsivaizdavau, kad jau man kažkas vyksta. Tai suvalgiau tik pusę, ir išgeriau kapučino. Aišku, jau nelabai norėjau kavos, bet reikėjo dėl vaizdo, nes reikėjo interneto. Susitvarkiau eSIM, tai sumokėjau 26 eurus už neribotą internetą 5 dienom. Labai brangu iš tikro. Už kavą ir alergišką krosaną sumokėjau 4 eurus. Dabar iš karto suskaičiuojam, kiek čia išleidom pinigėlių. 1,128 dinarai. 60 eurų ir 9 centų. 61 euriukas. Bet jūs pažiūrėkit. Pirmas dalykas, tai nusipirkau va tokį, kad daug jungčių turėčiau. Ir va šitą įtampos konverterį nusipirkau. Šiaip man siūlė 300 voltų, bet pasėmiau 5.
Kažkaip. Oho, čia koks. Viskas susidėjom, lekiam į Novi Sadą ir bandysim kažkur apsistoti prie Dunojaus. Privažiuojam pirmą punktą, kur reikia už kelius susimokėti Serbijoje. Ai, čia tik pasim dabar bilietėlį reikėjo. Ir vėliau bus jaučiu vėl tokį patys vartai. Ir tada sumokėsim. Nu va, privažiavom ir apmokėjimo punktą. Įdomu, ar kortelė galima atsiskaityti. Bet šiaip aš turiu išsikeitęs ir pinigų, jeigu ką. Vienur leidžia, kitur neleidžia. Suprasi. Ai, galima, matau, moka kažkas kortelė. Thank you. Kas čia daro su citrių, raminkis? 4 eurai. Įskaičiuojam. Nu ką, pastatėm citrių ir sveiki atvykę į Novi Sad centrą. Tai kiek skaičiau apie šitą miestą, tai toks didokas, antras pagal dydį, bet daug ramesnis nei Belgradas. Tai todėl ir pasirinkau šitą, nes Belgrade jaučiu labai chaosas, baisus. Aišku, norėčiau gal į tą Belgradą irgi nuvaryti. Reikės pasižiūrėti, ką ten gero. Tik dabar dar reikia man už parkingą kažkur susimokėti. Bet kur tai nežinau ir neįsivaizduoju. Bandžiau atsisiųsti tokį apsą, kur apmokėti galima, bet niekaip nesigavo, nes po SMS žinutę reikia siųsti. O SMS žinutė man neįsisiunčia. Aš nenufilmavau, kas ką tik įvyko, bet už mane sumokėjo parkingą kažkokia atsitiktinė moteris. Tiesiog stovėjo kažkokios dvi moterys, paklausus, kaip čia už parkingą susimokėti. Sako, SMS žinutės, ko man neįsisiunčia. Tai aš sako, nupirksiu tavo parkingą, sakau, tai aš sumokėsiu kiek. Ne, nereikia, sako. Gal ir neblogi žmonės Serbijoje visai. Pirmas įspūdis neblogas. Nu tai ką, družbanai, pasižvalgom po tą Novi Sad miestą. Novi Sad miestas yra antras pagal dydį Serbijoje. Šiaip iš pirmo žvilgsnio atrodo visai ramus, kol nesužinai, kad čia vyksta vienas didžiausių muzikos festivalių Europoje Exit. Galite įsivaizduoti, kokie tūsai vyksta čia. O virš miesto stovi Petrovaradino tvirtovė, pastatyta prieš daugiau nei 300 metų tam, kad sustabdytų Osmanų imperiją. O šiandien įsaugo visai kitą dalyką - 10 000 žmonių, kurie čia atvažiuoja šokti iki ryto. Tūts. Bet dieną miestas gyvena visai kitų ritmų. Vietiniai eina į turgų, perka vaisius, daržovės, sūrį ir, žinoma, kavą geria taip lėtai, lyg niekur neskubėtų. Vaikštai po Novi Sad ir tada supranti, nu šitas miestas turi du režimus. Dieną čia turgus ir ramybė, o per Exit vakarėlis, kuris baigėsi tik tada, kai pats nori. Aš ir vėl nepasižymėjau, kur citrus. Kurioje vietoje šį palikau. Nebus tirkų, kad nerasiu čia. Aš daug įsivaizduoju. Doner kebab. Einu, pabandysiu doner kebab serbišką. Ai, čia per langą. Negalima užeiti ir į vidų pavalgyti. Hello. Is there a chance to eat inside now? Okay. Aš ant lietaus tai tikrai nevalgysiu. Einam ieškoti toliau. Nežinau, žinokit, ar man patinka šis didelis miestas. Nors ir rašė, kad jis yra ramesnis daug nei Belgradas, bet man per daug čia chaoso, aš nerandu kur mašinos susistatyti. Atvažiavau, dabar pervažiavau per Dunojų ir atvažiavau į ramesnę turbūt pusę, nes pasižiūrėjau ant žemėlapio, kur biškai mažiau mašinų, mažiau žmonių, mažiau namų. Tai va citrių dabar čia numečiau kažkur. Nežinau, ar čia gausiu baudą, ar negausiu, bet rizikuojam. Ir dabar einu ieškoti čia valgyti, nes internetas negaudo, jom video niekaip negaliu įkelti. Tai einu į kažkokią kavinukę, gal bus ryšys ir labai valgyti noriu. Tai čia toks, man atrodo, priemiestis, jau skaitos. Bet aš kadangi šiandien bandysiu kažkur apsistoti prie Dunojaus, jeigu pavyktų prie pat apsistoti, žiauriai rimta būtų. Žiauriai. Ieškosiu paskui kažkokios vietelės. Na, o dabar reikia kažko pavalgyti. O, dešrukių yra.
kebabų yra. Bet aš einu gal kitur. Aš kažkur mačiau vieną vietelę. Bet aš dabar galvoju, ar aš jos nepraėjau. Jo, jinai bus toj pusė. Nes čia tikrai nebus Wi-Fi'aus. Aišku. Norėčiau paragauti ir šitų visų maistų, bet šiandien galvojau pasipuošiu Serbijoje. Esu pasiėmęs būtent Serbijai rūbus, bet negaliu. Lyja, per šalta. Negaliu striukės nusimti. Nesąmonė. Taip, radau. Restoran Zlatnik. Labai mane patraukė akysai. Einam, pabandysim. Užkas. Hello. Do you speak English? Do you have Wi-Fi here? Okay, so can you sit somewhere? Okay, thank you. Čia rūky gali irgi. Nu jo, ir jaučiasi biški. Okay, thank you. Vanduo su labai pilna vaizdu citrinos. Oil? One second, you can say... Sirče. Acto. Okay. I pepper spice. Spicy. Da. Aš ir vėl mikrofoną buvau palikęs ant striukės. Gal jau kitą kartą valgydamas atsiminsiu ir susiprotėsiu. Gerai, hebrytė. Susiradau vieną vietelę. Jeigu aš ten galėsiu su citrum prilėkti, tai bus bombinė vieta. Bombinė. Nieko čia man nekrauna. Dar tik 30%, jau sėdžiu 1,5 valandos gal. Nežinau net ką daryti. Varau turbūt. Ten mačiau kavinė yra šalia. Gal prisijungsiu prie interneto, kad ir mašinoj sėdėdamas. Užeisiu į tualetą ir paprašysiu Wi-Fi'aus kodo. Duosiu į ką kažkiek, porą eurų. Pasiėmiau SIM, tai internetas rašo 5G, bet visiškai yra tragiškas. Can I pay for everything? Cash maybe? No. Sorry. What is this? 1610. Oh. 1,610. Yeah. 1,600. Oh, okay. She made a mistake. In Okay. the typing. Don't need a change. Thank you. Thanks. Dar kartą parodau šitą vietą. Zlatnik 021. Baisiai rimtas maistas, baisiai. Hebrytė, aš nežinau, ar aš esu skaniau valgęs kažkur, ta prasme, va tokioj vietelė. Man svarbiausia nebuvo svagūnų ir baisiai rimtai pavalgiau. Įspūdingai. Viskas, keliaujam į Citrių ir varysim iki mano susirastos vietelės. Aš labai tikiuosi, kad man ten pasiseks apsistot. Bus vaizdų, hebra. Bus vaizdų. Tai gerai, kiek mes ten sumokėjom toj kaviniai? 1000 kažkiek buvo 600, tai aš daviau 2000, nes tikrai labai greitai maistą atnešė ir visa kavinė tik man priklausė. 17 eurų su arbatpinigiais, įsivaizduojat? 17 eurų su arbatpinigiais. Jūs matėt, kiek aš privalgiau? Tai pala, 1600 tada dinarų. 13 eurų 66 centai. Kosmos. Labai rekomenduoju šitą vietą, jeigu būsit šitą mieste, atliek tikrai rimta vieta. Ir šiaip čia ten savininkas, man atrodo, buvo dar labai
Maladėts toks atrodė. Gerai, viskas gana šnekėt. Aš neturiu su ko pasišnekėt, nu tai su ko man šnekėt, aš su jum bandau šnekėt. Žinau, čia bus komentarų, čia šnekė, čia į tą kamerą išvien šnekė. Tai su kuo man šnekėt, jūs man pasakykit. Su Citrium jau aš atsišneku ir taip važiuodamas. Uždaryta čia ta visa aikštė, eik tu savo. Aš norėjau ten į tą aikštę, bet ten uždaryta. Einu pasižiūrėsiu. Gal čia aš galėčiau atvažiuoti ir pernakvoti, o čia kur nors pavyzdžiui. Citrium pasistatau ir savo gyvenu. Ko aš čia veikia? Aš nežvejoju. Nu labai čia gražu būtų. Prie Dunojaus. Hello. Ko aš čia veikia? Man įdomu. Šiaip žiūri? Do you speak English? Maybe you know, is it... Huh? Don't record. Okay. Completely wild. All Okay. down the road, everything you see on the right and the left, people had an agreement 20 years ago with city. Okay. You maybe, I am telling you because you maybe can go on someone flat, you know. Yeah, I place know. and, But do you know and this stay. place? It's not yours? It's, No, it's not yours. This place, no? no, I not on Ah, anything. okay. I was. Mhm. I was too late to occupy something, you know. okay. But, Because I just came to Serbia yesterday. from where? I'm from Lithuania. Lithuania. Yeah, and I'm traveling around now, you know. Sabonis. Sabonis, yeah, Sabonis. Arvydas Sabonis. Now it's Domantas Sabonis. His son, you know. Yeah, I don't know. I'm not. I only how to say watch and follow tennis. you know. Tennis. Tennis. Yeah, we have one, Berankis. Do you know that? Richard Berankis? No? I don't know. Yeah. Maybe how old is he? I don't know, about 35, something like that. Ooh. Yeah, but it's a good one. I was thinking about this place, you know. You're Somewhere. just traveling, Yeah, just travel. and making YouTube videos. Yeah. Is there money there? Actually, I just started, you know. But what is it's- prognosis? Is there? Yeah, it's gonna be some money, I think so. But it's like Okay. my hobby, you know. Okay. I'm filming. Before I was making the Instagram like stories, you know, everything. And now I said to my wife, stay home. I want to travel alone. And because she don't like the travels like this, you know. I'm sleeping in the car. I'm saving money. Okay, thank you. Nice to meet you. What's your name? Nikola. Nicola. I'm Evaldas. Evaldas. Yes, Evaldas. Nice to meet you. Okay. Evaldas. See ya. See ya. Enjoy. Thanks. Aš nežinau, ką iš čia veikia, bet tiesiog atvažiavęs su mašina, atsistojęs ir žiūri į Dunojų. Kažkur ten toli, galvau žvejoja iš pat pradžių, bet žiūri, nėra jokios miškerės. Tai sako, nefilmuok manęs. Nu tai išjungiau ir paskui kišeniai paspaudžiau, kad įrašinėtų. Bet matau, kad įsirašinėjo, tai viskas gerai. Bet tai angliškai jisai kalba, viskas ok, nežinau kodėl jisai nenorėjo. Gal koks mafija, nenori žmonės kai kurie būti filmuojami. Nu ir čia pasakojo, kad labai daug yra privačių žemių, įsipirkę prieš 10-20 metų. Jisai nespėjo šitos vietos nusipirkti, gal dabar atgailauja. Nežinau, nespėjo. Ir tipo kažkieno kito, sako, gali tave išvyt naktį. Nu gerai, išvys, tai išvažiuos. Bet jis labai kažkaip keistai kažkoks, keistai atrodo man. Su ranka visą laiką kišenėje laiko. Bet aš nebijau. Žiūrėkit jūs į mane. Jie vienintelio dalyko gali bijoti, tai mano ryžos barzdos, ble. Va ko jie gali bijoti. Labai tikiuosi, kad čia pereinamasis laikotarpis, nes jeigu atrodys ir toliau toks kaip bomžas, tai labai greitai nuskusiu. Parašykit savo nuomonę apie mano barzdą.
Sėdžiu kaviniai dabar, geriu arbatą, nes niekur čia interneto visiškai negauna, tai jau čia biškai geresnį pagavau šitoj kaviniai. Tai keliu vidosiką, jau įsikėlė, bet dabar apdaroja iki 4K, tai valandą liko ir bus įkelt. Tai paklausiau, čia yra sėdi daug serbų iš tikrųjų. Nenoriu aš jau filmuoti, kad čia nebūtų reikalų paskui man. Tai paklausiau pas padavėją čia jų draugė, kaip suprantu. Nes jie ten sėdi prie vieno stalo, visi alų geri. Nu, padavėją tai negeri mačiau, bet ir aš paklausiau, sakau, ar galiu. Nes čia prie pat tos vietos, kur filmavau. Sakau, ar galiu ten pernakvot. Tai jinai tipo irgi, nežinau, sako, policija čia, sako, važinėja. O iš tikrųjų, aš filmavau policiją, kai važiavo. Bet pasirodo, kad aš SD kortelę buvau į kompą įsidėjęs, nes vakar nebaiginėjau video ir įrašinėjau į pačios kameros atmintį, o jinai nėra didelė. Tai gavosi taip, kad tuo metu, kada policija čia važiavo ir aš iš paskos juos sekiau, nenufilmavau. Nu nieko. Net suksi laiko atgal. Tai va, tai sakė, paklausė jinai čia pas juos tos serbus. Ir jie sako, nepergėm, surasimės tau kur pernakvot. Gerai, sako. Gal neapvoks manęs. Kol vidosiką kelią, užsisakiau dešrelių ir paprašiau, kad be svogūnų atneštų. Netgi ant vertėjo prašiau, ar yra svogūnai. Sako, ne, nėra. Tai sakau, man ir nereikia jų. Tai pridėjo. Gal ne taip suprato? Žiauru. Thank you. Don't need a change. It's for you. Thanks. Yeah. Goodbye. If you want to sleep somewhere. Yeah, actually, I'm traveling with the car. Okay. And I just came to Serbia yesterday. When I found a spot where I can film, to do something, and here it was beautiful, but I saw the police and one guy. You don't have problem. Police, Yeah, but one guy told me it's like a private land and I can't. No. This No? is restaurant land. All right. If you want to sleep somewhere there, Okay. we make Place for you. move one car and you can put there. And No, actually, no. I want to go yeah, by the river, like yeah, for the you can- good view. you can go straight, Yeah. but really hard to find the place because it's the rain. Yeah, it's like this. Yeah. Yeah. Okay. But you can put there. Okay. All right. So I will check. I will check there and. You try If to not, check. okay. You try to check, but if you don't find it, Okay. you have internet, Wi-Fi, everything there. Yeah. Charge Yeah. your phone, everything. I have internet, Also- but it's very bad internet outside. Like, what time you closing? Wherever I want. Yeah. Okay. If you don't, now it's inside. Yeah. But everything, if you want to check to somewhere to sleep, approximately 20-25 euro. Yeah. I know, Near but to the that's the moment that I'm sleeping in my car. Okay. You know. Okay. We opening next 6-10 hours. Okay. You come back, you Okay. check. But Yeah. If not, Come, so I come will with me. come. you can put car. Huh? You can put car. This is car moving from few for 1 hour. Okay. I'm moving chair, everything, Alright. and you can put there. You have good Wi-Fi, everything. This is the Yeah. I understand. everything, and Yeah. safety for you. If you want, I can move everything, and you put car there and sleep there. Okay, I will check first of all on here because I want to. Now Good. I living there Okay. all my life. Okay. So And you, so that I here. think you don't find good place. This is police. A lot of police vehicle. Yeah, but why is it going? Because president come in city today and checking everything. Okay. But nobody make it you problem. All right. All You're right. from Latvia. Yeah, Lithuania. You check the numbers, yeah? Yeah. This is first what I check. Yeah. Okay, so I will go around
to check somewhere, and if I'm not gonna find, I will come back. We make it place for you. Okay, very and nice. You can stay there because before, I don't know. Okay. Next 6-7 time we don't. You're gonna be here, yeah, like Yeah, for 6 hours. Yeah, yeah. So. Okay, thank you. What's your You're name? welcome, Steven. Steven. You're Evaldas. Evaldas. You can say Evas. Evas. Yeah. This is this is so too easy. short. Thank you. I will come back maybe. Yeah. See ya. If you need some help or something, you can take my number. We help you. All right. For All right. everything. Okay, I will come back later on. Thank you. Kas sakė, kad serbai chujovi žmonės. Pažiūrėkit, kas čia vyksta. Aš visur draugų susirandu. Varau pasižiūrėti, kur čia galiu pamiegoti, bet greičiausiai, kad grįšiu į čia. Jaučiu, kad grįšiu. Varau dar iki vienos vietos. Turiu pasižymėjęs, bet manau, kad čia grįšiu, matėt, gal jisai, nežinau, ar matėsi, bet jisai man sakė, paruošt gali vietą ir čia galiu prie kavinės miegoti. O čia va, prie pat yra Dunojaus upė su geru vaizdu. Rytoj tu norėčiau droną pasikelt, bet negaliu aš ten dabar privažiuoti Lėją visą dieną, aš jau pirmai užsikasiau biškį išvažiuodamas. Tai nežinau net ką daryti. Gerai, varau kitur pasižiūrėsiu ir grįšiu į ką čia. Jie čia sakė, dar bus 6-7 valandas, tai viskas okei. O, kas čia darosi? Aš manau, kad aš grįžtu ten, kur ir buvau, prie tos prieplaukos, prie Dunojaus upės, prie patos kavinės. Aš į tą kavinę neisiu ir prie kavinės nebūsiu, nes man neįdomu tai bus. Jo. O aš pabandysiu ten būti. Nu, jeigu išvys kas nors, tai išvys. Bet aš turiu draugelį, jeigu ką kavinį. Jeigu reikės Serbas yra draugelis mano. Taip, kad aš jau nebebėjau nieko šitoj Serbijoje. Sako, paimk numerį mano, jeigu reikės. Gal reiktų paimti. Gal kažkada varysim Žalgirio varžybas su Belgradu. Nežinokit, aš bėgu iš čia. Aš bėgu iš šito didmiesčio. Mane jis nerviškai veikia. Kad ir yra ta vieta kažkur ten atsistot, bet tai kas iš to? Dėl to, kad Dunojų pamatyčiau po šviesai ir nufilmuočiau su dronu. Ne, aš varau į kaimą. Aš varau, kur yra vištų, kur yra kiaulių, kur yra karvių. Tikiuosi yra. Aš varau į kaimą. Viskas. Manęs didmiesčiai nebedomina. Aš nenoriu daugiau būti didmiesčius. Man labai patiko Vengrijos kaimuose. Aš bėgu iš čia. Aš bėgu iš Serbijos didmiesčio. Viskas. Pamiršau pasakyti, kad man 4 valandos kelio iki mano norimo kaimuko, kuris yra prie pat Kroatijos sienos. Ne, jis prie Bosnijos sienos. Bosnijos ir Hercegovinos. Tai nefilmuosiu šito važiavimo, tamsu, nieko vis tiek nematysit. Susitiksim Serbijos kaimukį. Tikiuosi, kad rasiu ten vištų, karvių, kiaulių, arklių. Davai.